Dar vienas būdas patobulinti mans guminukus yra paskaninti juos runos garso kapsulėmis. Guminukus apginkluoti runos kapsulėmis galima dviem būdais. Tai vienas būdas per guminuko priekį įterpti kapsulę arba iš pilvo pusės. Padarome suylą skylutę, pasiėmame atitinkamo dydžio kapsulę ir ją įterpiame. Viskas, kapsulė yra guminuko apačioj, netrukdo kabliuko smigimo trajektorijai. Paskutinis, kas belieka etapas, tai šiek tiek pakaitinti žiebtuvėliu, kad angelė užsiklijuotų ir kapsulė būtų fiksuota norimai padėty. Labai efektyvu yra guminuko uodegą apginkluoti garso kapsulę, nes intensyvus uodegos virpesiai, intensyvus garsas. Suylą padarome išilginę skylutę, jeigu yra pakankamai masyvi uodega, tada pasiėmam šiuo atveju pačią mažiausią garso kapsulę, mažiausio diametro ir ją įterpiame padarytą angelę. Svarbu nepamiršti paskiau vėlgi žiebtuvėliu pakaitinti ir užlituoti įėjimo skylutę. Viskas, kapsulė fiksuota uodegoj. Jeigu guminuko uodega yra per daug plona ties korpusu, kad tokiu būdu įterpti kapsulę, tai ją galima įterpti ne skersai uodegos, o išilgai. Pasiėmam suyla, prasiduriam, pasidarom takelį, pasiėmam nedidelę kapsulę ir ją įterpiam. Įterpus vėlgi tas pats pakaitinimas žiebtuvėliu ir kapsulė fiksuota uodegoj. Runos kapsulės yra gaminamos 3 pagrindinių dydžių. Tai visiškai mažytė kapsulytė, 4 mm diametras, vidutinio dydžio 5 mm diametras ir ganėtinai stambios kapsulės skirtos didesniems guminukams 5 mm diametro. Dviem kapsulėm apginkluotas guminukas skleidžia skirtingo dažnio, skirtingo intensyvumo garsus, nes kiekviena kapsulė yra kitokio dydžio ir gaunama tokia garsų kakofonija, kad išprovokuoja bet kokią žuvį.